niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi? Jis pripažino ir neišsigynė. Jis išpažino, aš nesu Kristus. Jie klausė, tai kasgi, gal Elijas? Jis atsakė, ne. Tai gal tu pranašas? Jis atsakė, ne. Tada jie neatėjo. Tikintieji, laikantis judaizmo, to judaizmo Senojo testamento, to reikia šiandien biškį atskirti. Ne tai, kad reikia, bet suvokti, kad tai ne tas judaizmas, kad šiandien, kuris kalbamas, nes ten buvo šventykla, ten buvo visai kiti net ritualai, bet esmė kokia? Jie buvo atsiųsti kunigų ir levitų. Klausimas, kas tu esi? Ir aišku, tu sutrudinau, kokią intonaciją duosim šitam klausimui, ne? Bet iš tikrųjų, kas tu esi? Mes šiandien pažiūrėsime Joną Krikštytoją, mes jau ir žiūrėjom daug kartų, kas jis yra, kas buvo, ar ne, kai žiūrėjome Izaiją 40 skyrių, bet dabar iš kitos gal pusės, ką tai susiję su sandora, susiję būtent, ką atėjo Kristus padaryti. Ir čia Jonas Krikštytojas sako, jis pripažino ir neišsigynė. Štai ką jis padarė, pripažino ir neišsigynė. Įdomu, ne? Nors jis, čia toliau pasakyti, jis išpažino, aš nesu Kristus. Ir toliau buvo klausimas, Elijas, atsakymas ne, pranašas ne. Ir kodėl? Jeigu žiūrėsim pagal pranašystės, turi ateiti Elijas. Ir net Jėzus jį pavadina Elijum. Ir pranašas vienas iš didžiausių pranašų. Bet matote, jeigu žiūrėt visą tą kontekstą, jiem tuometiniai žydai, kurie turėjo šventyklą, jie laukė tai, kas parašyta pakartoto įstatymą. Atsimenat apie tą pranašą, kuris vietoj Mozės. O čia, kaip mes skaitėm 17 eilutę prieš tai, ne, įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Taigi dabar atėjo šviesa, kai mes skaitėm Jono Evangelijos pačią pradžią, ne, 1 skyrius. Ir dabar paskaitykime nuo 4 eilutės. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievas siųstas žmogus vardu Jonas, jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Įdomu, ne? Dievo charakteris, noras ir kokia paskirtis Jono Krikštytojo. Liudyti šviesą. Aišku, mes dabar žiūrim kaip į asmenį Joną, bet jeigu pažiūrėti į savo asmenį, ką mes esame skirti? Principas tas pats. Liudyti šviesą, nebūti tamsoj, ar ne, nes čia tamsoj, tamsa jos neužgožė, kaip sakom, 5 eilutė. Kituose ten vertimų neaplenkė, ar nenugalėjo. Bet dar kartą, 4 eilutė, jame buvo gyvybė. Ir reiškia Kristuje, o Kristus mes žinome, ne, verčiama, Senam testamente tai tik nėra to žodžio Kristus, čia graikų kalbos žodis, bet reiškia pateptasis. Ir šitas pateptasis, ne, jame buvo gyvybė, gyvybė buvo žmonių šviesa. Bet dar, čia tokie terminai gyvybė, šviesa, taip aišku, bet kažkaip tai negali būti, gal sunkiai suprantama, ne, kas tai šviesa. Bet žiūrėkite, mes kai skaitėm 17 skyrių, pamenat, malda. Kai Jėzus meldėsi, pirmos 2 eilutės jis kreipėsi į Dievą Tėvą. Trejybė. Ne, mes matome čia tą, jau pamatom tą nuostabų paveikslą. Bet dabar 3 eilutė. Žiūrėkite, tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Štai kas yra. Ką mes matom Jono Evangelijoje? Santykis. Ir kai mes žiūrim čia žodis santykis, ar ne, tai reiškia, kokius mes santykius turim. Aš turiu su žmona, tai yra nuostabu. Sesė, broliai, su visais. Bet dabar, ką mes Jono Evangelijoje suprantam, jeigu skaitytume visą taip, ne, ir iki Jono 3.16 daeitume, besąlyginė meilė.
besąlyginės meilės pasireiškimas. O kas yra tamsa? Tai yra melas, kuris atnešė Adomui mirtį. Tai reiškia, o mirtis, sakė, kaip buvo pamenat, koks melas, bet tu nemirsi, jeigu suvalgysi. Tai yra, tapsi kaip Dievas. Ir atrodo, čia dabar turėjo tie žydai. Vat žydai, jie buvo šitame. Jie buvo tamsoj. Nors jie buvo pagal sandorą, Dievo tauta, pagal seną sandorą, ne? Jie laikėsi šito. Ir pagal kūną, pagal išorę. Bet žiūrėkite, va ta mirtis, ta tamsa, kaip sakau, tas melas. Kas tai yra? Tai yra tai, kas atskiria. Tai, kas skaldo. Ir per visą tą laikotarpį, jeigu žinome, net Romos laikais buvo šūkis skaldyk ir valdyk. Čia Romėnos imperijos strategija. Šiandien lygiai tas pats. Jeigu paimti religiją, politiką, šitas naudojama tai. Skaldyti ir valdyti, tai yra Romėnų užkariavimo toksai principas. Bet dabar žiūrėkime į Evangeliją. Kodėl atėjo Jėzus? Atėjo suvienyti, taip? Sujungti per Kristų. Ir va šitą mes kai skaitom Jono Evangeliją, dar kartą, tai yra Evangelija. Gera žinia. Ir tas liudijimas, tai ir buvo susitikimas. Pamatymas. Tai reiškia, Senojo testamento taip išpildymas, Jonas Krikštytojas ateina išpildyti tuos žodžius, tai kas buvo parašyta pranašuose, bet dabar, pažiūrėkite, 15 eilutė. Jono pirmas skyrius, apie jį liudija ir šaukia, čia tas, apie kurį kalbėjau, tas, kuris eina paskui mane, pirmesnis už mane yra, nes jis buvo anksčiau už mane. Ir iš jo pilnatvės mes visi gavome malonę po malonės. Įstatymas buvo duotas per Mozę, malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik viengimis sūnus, tėvo prieglobstyje esantis mus jie apreiškė. Ir atsimenant 17:3 Jono Evangelijoje, gyvenimas tai yra pažinti jį. Pažinti Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Ir va tas, sakau, kaip pradžioje kalbėjau, Evangelija, jeigu jinai be šito, be suvokimo apie Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, tai nėra Evangelija. Jono Evangelija, kai mes skaitome, pirmos 3 eilutės parodo apie tą santykį. Tai koks yra tikslas, ta vienybė. Bet kai mes girdime, ir ne tik mes, aš taip kalbėdavau, kad Dievas nusisuko tada savo žvilgsnį nuo sūnaus, tai nėra Evangelija. Kaip tai, bet taigi parašyta ir mes kitaip mokome, Dievas, tėvas negalėjo nusisukti. Kaip negalėjo? Tai yra, matote, mes matom charakterį. Bet į ką tai reiškia? Gerai gyvenimo. Koks tai skirtumas? Tai yra skirtumas akivaizdus. Sandoros prasme. Žiūrėkite, kai aš skelbiu kitą Evangeliją, jeigu aš neskelbiu, bet daleiskim, jeigu mes skelbiam kitą Evangeliją, ne tai, kurią skelbia Paulius, Jonas apaštalai, aš skelbsiu kažkokį tai mokymą. Aš skelbsiu tuos izmus, kalvinizmas, arminizmas, baptizmas ir taip toliau, bet kokia čia esmė? Žiūrėkit, pavyzdžiui, kalvinizmas, Dievas mirė tik už išrinktuosius. Taigi čia mes galim rašto eilučių rasti tokių, kad taip ir yra, bet žiūrėkite, Dievo meilė kaip? Ne tik tai likučiai. Dievas myli tik tai savus. Jis nemyli tada, reiškia, musulmonų, ateistų, kitų. Suprantat? Ir kai Jėzus ateina, jis parodo visai ką kitą. Jis parodo meilę kitokią. Ne tokią, kaip dabar sakiau. Tai Senam testamente taip, jie buvo išrinkti ir taip toliau. Ir dabar, čia prieš kelias dienas, čia vakar turėjo būti tas renginys. Aš gavau iš vienos sesers, atsiuntė mane messengerį pakvietimą į Vilnių. Buvo toksai susirinkimas. Jo tema tokia, toks skelbimas. Izraelio ir Palestinos konfliktas, kokia turėtų būti mūsų pozicija. Tai reiškia, kokia turėtų būti krikščionių pozicija. Ir aišku, tai skamba tas pats, kaip aš sakau. Kaip turi būti apsirengęs tikintysis, juodai ir baltai. Rankovės kokios turi būti, kaip turėtų būti. Atrodo, likti nieko tokio, bet iš tikrųjų pasižiūrėkite, mūsų pozicija ir ten aišku kalbama apie Izraelį.
Ir aš atsimenu, labai gerai atsimenu, koledže, Biblijos koledže, tuo metu dar vadinasi Biblijos institutas, vienas labai nuostabus brolis Kristuje, ne, jis turėjo tokį mokymą, amerikietis. Jisai tokį mokymą, kad, kaip būtent dėl Izraelio klausimų. Aš nežinau, ar čia tas pats buvo kalbama vakar, norėjau nuvykti, bet negalėjau, bet esmė kokia. Važiuoja autobuse pavojingas žmogus, jaunuolis palestinietis. Ir gauna įsakymą iš Izraelio kovotojų, jį nužudyti. Atrodo baisu. Bet ten tas mūsų pamokslininkas, mokytojas Biblijos institute sako, jeigu, žiūrėkite, mes atsverčia ir Senojo testamento eilutes, nors ten buvo būtent kažkodėl tai apie Jono Evangeliją šitas pasakojimą, kad tas palestinietis, geriau, kad jis mirtų, nes jeigu jisai nemirs, nes jisai, ten pavyzdžiui, jo tėvai nužudyti, jis paskiau keršys, geriau, kad jis nebūtų gyvas. Ir todėl, kai pasakyta Sename testamente, išnaikinti visus, tai buvo toks apvalymas. Ir šiandien tokia, kabutėse Evangelija, tai reiškia pagal Seną testamentą, ne, mes mylime visus, šiandien galima garsiai pasakyti, ne, krikščionys, mes mylim visus žmonės ir palestiniečius, bet izraelitai, tie vadinami žydai, yra labiau su Dievu. Bet jeigu dar paprastai, netgi logiškai, aš nežinau, vyras logiškai mėgsta mąstyti, ne, mirtis, žmogus miršta, ar ne, ten vieni eina į pragarą, kiti į dangų, ir kur eina tie žydai, kažkaip eina į pragarą, labiau eina palestiniečiai. Bet suprantat, kas tai yra tas izmas, kai laikomasi raidės, tai kas yra kita Evangelija. Supraskite, čia pasakyta, įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Ir kai šiandien ten, aš nežinau, keliasdešimt tūkstančių vaikų, aš nežinau, ten per paskutiniu metu žuvo tų palestiniečių vaikų, ir krikščionių jausmas būtų kitoks, jeigu, suprantat, čia taip reikia, čia tokia tauta, čia taip viskas gerai, bet dabar žiūrėkite. Toks mokymas, kai mes remiame savo teisumu, visą laiką jisai nurodo į gėrio blogio pažinimą. Tai yra ta paprastas dalykas. Toks paprastas dalykas. Geriečiai, blogiečiai. Filmuose, matote, ne, ten ypač holiudiniai. Yra geriečiai, yra blogiečiai. Bet šita Evangelija, būtent jinai, nėra Evangelija. Nes Kristus atėjo, parodė Tėvo meilę, koks yra Dievas. Ir dabar, palauk, bet tu čia mokai, čia būtent patyrimas, tu pamatai Dievo malonę. Tu pamatai, tai, kas įvyko ant kryžiaus, koks įvyko, su kuo ten sutaikinimas. Mes nekentėm Jėzus, mes jį nužudėm. Savo veiksmais, savo tuose numastymu, bet Kristus atėjo sutaikyti su Tėvu. Ir štai kas, suprantate, ar kita čia Evangelija ta žodis tinka, bet ką aš jaučiu, ta Evangelija šalta. Dievas netoks. Žodžiai, šalti žodžiai. Aš nežinau, tai aiškiai pasakau, ar ne? Šalta Evangelija tinka toksai, ne? Kita Evangelija. Kaip ir sakoma, ne? Mes gimėm nusidėjėliais. Žodis nusidėjėlis, jeigu geriau pažiūrėti, ar ne, į Bibliją, tai reiškia atmata. Tai toks gimėjai, toks ir mirs. Čia nėra Evangelija. Kristus duoda visai kitą Evangeliją. Supraskite, pavyzdžiui, žiūrėkit, kaip apaštalas Paulius Romiečiams laiške, 5 skyrius, 8 eilutė. Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Žiūrėkit, tebebuvome. Nusidėjėliai, ta atmata, baisus žodis atrodo, bet, sugadinti. Ir tu lieki sugadintas? Ne. Tu turi santykį. Turi santykį su Dievu dabar. Suprantate, tu dabar neskirstai geriečiai, blogiečiai, kaip tuo metu skirstė žydai. Per Kristų mes turime įsūnystę. Va čia būtent, kai mes skaitome 12-14 eilutę, pasižiūrėkime, visiems, kurie jį priėmė, jis davė gali tapti Dievo vaikais. Jono Evangelija 1 skyrius. Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų, ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė.
Tai žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Mes regėjome šlovę tėvo viengimio pilną malonės tiesos. Tai yra realybė, tai yra faktas. Ką mes matom per Evangeliją? Tai paliečia mane. Tai visiškai kitas santykis į žmonės. Tu matai, kad tas taikdariai vadinami Dievo vaikais, ne tik, kad vadinami, kad mane pavadintų Dievo vaiko, arba aš save pavadinsiu. Nu ir, pavyzdžiui, negaliu niką susikurti savo kažkokį gražų, ar net ten Dievo vergas, pavyzdžiui. Čia aš pavadinsiu save. Suprantat, bet ką Dievas sako, jūs taikdariai, nes turite jau kitą širdį. Širdis pakeista Dievo. Į tą širdį įdėta malonė meilė. Pats Kristus gyvena, kaip giesmė šitą giedojam, ar ne? Jau šventoviai, šventyklai. Ir štai, kad mes dabar, esame jo sūnus, jo dukros, tai yra viskas dėl Kristaus darbo. Tai yra nauja sandora. Ir iš širdies dabar, jau tos pakeistos širdies, teka gyvo vandens versmės. Ne kažkas kito. Aišku, mes suprantame, mes labai skirtingai turim politinį supratimą, religinį, kultūrinį. Bet suprantat, kai mes jau pažįstame Kristų, tai nueina į antrą planą. Nereiškia, kad dabar, negaliu būti kultūringas, tai ta prasme kultūra, domėtis ar politika, ar religija. Suprantat? Kristus yra viskas. Kristus duoda gyvenimą, nes kitaip tas raidės principas, kaip ir sakau, taip, Dievas myli visus, myli net ir palestiniečius, bet ir kas vyksta? Mes, krikščionys, palaikome tai. Visuotinė, visi gražiai, meldžiamės už Izraelį, viskas gerai. Už kokį Izraelį? Už tą Jeruzalę? Už miestą? Už kūną? Ar Galatams laiške ir parašyta, kas ta Jeruzalė? Kas yra kita Jeruzalė? Ir supraskit, čia tas, aš nesakau, kad dabar, kažkaip antisemitiškai skamba, ne atvirkščiai. Mes buvom, penktadienį kalbėjom su vienu, vadinamu taip žydų, kuris, pagal tautybę, ar ne, pagal savo charakterį, pagal savo visus dalykus. Bet mes bendraujam, mes mylim, mes tikrai matom, kad tai, kad jame yra Dievas, veikia Dievas. Ir per mūsų susitikimą, tie visi tokie kitoniškumas, jisai dingsta. Nes tu matai Kristų. Suprantate, nes šita raidė, taip, čia raidė, bet tas yra bet. Ir tas buvo liūdnas susitikimas penktadienį su vienu vyruku, paprašė pabendrauti administraciją. Net nesakysiu turbūt gal detalių. Jis kažką pasidarė pagal raidę. Parašyta taip. Išsilup, nusikirsk. Ir jis padarė taip. Bet suprantat, ta raidė taip ir daro. Ir tada, aišku, ką dabar tam žmogui pasakyti? Vienintelį gali sakyti, Dievas tave myli. Dievas yra geras. Ne tos, kaip tu tikėjai taip, nes tai, ką padaro, tai yra žudo, atkerta. Dievas niekur nepasitraukia. Tai yra nelengva taip kalbėti su, tokioj padėtyje su žmogumi. Bet supraskite, čia taip ir yra. Dievas mums duoda naują matymą. Dievas duoda naują, kai mes pamatom tą tikslą, dėl ko mes esame. Bet tas liudijimas, kaip sakoma, liudijimas, kas tu esi. Net atmata, bet jo sūnus, jo dukra per Kristų. Nes jeigu taip ir esi toliau toksai, tai ar gali tekėti gyvo vandens versmės? Ir kaip kalno pamoksle, palaiminti vargšai dvasia, palaiminti yra širdžiai taikdariai. Ir taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Vadinami ateityje kažkada tai toliau. Ir tas pats su Dievo karalystė. Ne. Tu ateini pas Kristų, tu vargšas dvasia, tai Dievas padaro. Tai trejybės veikimas tavyje, tu turi bendravimą ir tada turi bendravimą ir su kitais. Sutuoktinis, vaikai, artimieji, broliai, sesės aplinkui. Visai kitas bendravimas, kita nuostata. Nėra geriečių blogiečių. Bet jeigu yra geriečiai blogiečiai, tai yra kita evangelija. Bet mus pašaukė būtent, kad ta šviesa šviestų. Ir dabar, prisiminkime tokį įdomį antrą psalmę. Ir tas klausimas, kokioj mes istorijoje esame. Pažiūrėkite, antra psalmių knyga, ne visą skaitysim, bet mes ją gerai žinome, antrą psalmę.
Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga. Sukyla žemės karaliai, valdovai, sąmokslus rengia prieš viešpatį ir jo pateptąjį. Jie sako, sutraukime jų pančius, nusimeskime jų virves. Tas, kuris sėdi danguje juoksis, viešpats tyčiosis iš jų. Tada jis rūsčiai prabils ir išgąsdins juos savo įniršiu. Jeigu tik iš tos sulkės skaitome, taigi taip ir reikia. Matai, sąmokslus rengia, valdomus iliuminatai, vakcinuoti nori, atimti dangų ir taip toliau. Žiūrėkit, dalis tiesos, tik tai dalis. Bet žiūrėkite, kokia tikra tiesa yra toliau. 6 eilutė. Aš patepiau savo karalių Sijone, savo šventame kalne. Aš paskelbsiu nutarimą, kurį viešpats man pasakė. Tu, mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Ar suprantat? Valdžios be Dievo, be Kristus, taip jau sąmokslus tokius įrengia prieš viešpatį. Bet dabar, supraskite, ką mes skaitom šitaip psalmėj, pranašuose, tai yra istorija, kuri įvyko. Atlikta, kai Kristus mirė ant kryžiaus. Įvyko. Štai, nes kitaip, suprantat, taip aš girdžiu, ne tai, kad bet tose diskusijose kartais taip išryškėja tie žudimo elementai. Bet palauk, jeigu čia priešas, ašgi turiu ginti savo namus, turiu ginti savo religiją, ginti savo šalį. Dar kartą, tai yra istorija, tai įvyko. Kristus karaliauja. Aš patepiau savo karalių Sijone, savo šventame kalne. Patepiau. Kristus. Aš paskelbsiu nutarimą, kurį viešpats man pasakė, tu, mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau, tai įvyko. Tai buvo tas žodis tapęs kūnu. Ir kaip mes matome, vėlgi matome gal praeitis tokia, bažnyčios, ten yra veikimas, ką mes tik tai, žaidimas toksai, karalius ir karalienis. Žaidžiam bažnyčią, nes čia sukyla valdovai, sąmokslus rengia. Ne, mes visai kitame dabar. Dabar tu turi tą širdį pakeistą. O tas nutarimas, kurį čia pasakė, tu, mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau, čia įvyko per Kristų. Bet dabar, kai mes pažinome Jėzus malonę, kai matome tą trejybės grožį, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia turi tą santykį. Ir štai naujoji sandora, viskas. Tada tu supranti, kad čia yra ne šiaip istorija. Ir tavo gyvenimas yra ne šiaip istorija, statistika. Tai yra meilės istorija. Štai ką mes pašaukti. Kad ta 6 eilutė, kur tas patepiau karalius Sijone, tai ar įvyko tai? Čia dar kažkaip tai ten ir pagal Danieliaus pranašystę, mes ten, būtent Danieliaus pranašystė, ten kalbėjo patepta jį. Jis atėjo į šventyklą, Jėzus Kristus. Jis viešpatauja. Dabar jisai viešpatauja, jis dabar karaliauja ir dabar vyksta ta meilės istorija. Ten atėjo į tamsą, kas ta tamsa? Ten, kur išdavystė, ten chaosas. Bet kai jis prisiliečia, ten yra meilė, kuri nesibaigia. Ir vietoj chaoso susijungimas. Ir kaip sakau, kai mes žiūrime į sandorą, į tą žodį dar kartą, tai ne kontraktas. Tai sandora, kuri atskleidžia sąjungą. O taip, mes gyvenam pasaulyje, kur yra religinė, kultūrinė, kažkokia politinė ideologija, taip? Bet tai pasitraukia. Nesakau, kad dabar viskas, ne, mes einame į rinkimus, mes dalyvaujame tame, bet nuostata kokia? Meilė. Tiesa padarys jūs laisvus. Tiesa padarė laisvus, kai tu pamatai Kristų, kai tu pamatai psalmėse pranašuose, kad Jono Evangelija, jinai jau būtent Evangelija, gera žinia. Dievas yra geras. Geras man, bet tas geras man, tai reiškia, tu papatiri tai, kad tu ta sugadintas, žmogus, sugadintas, toks, taip, ir jautiesi kaip atmata, bet Kristus paliečia, tu patiri. Jis atėjo ir sako, Jono Evangelija, mes jau kaip praeitą kartą nesikartos tų eilučių, bet sako, namai dabar, tu ateini namo. Ir Jėzus yra tavo namai. Ir jis ateina, matai, jame ir jis tavyje. Ir jis ateina, sako, aš ateisiu ir ką darysiu?
paskutiniam laiške apreiškimas iš Laodikėjos. Vakarieniausi su jumis. Turėti santykį, ta tiesa padaro laisvę, nes kol tu esi religiniai, toj vergystėje, tada ir vyksta vienintelis dalykas, gal ką matosi, ar tu religinėje vergystėje. Skaldymai, geriečiai, blogiečiai, tam, kad įrodyti savo teisumą, tai reiškia, aš turiu kitą nuteisi, pasmerkti, prakeikti. Oi, palauk, krikščionis neprakeikė, bet kažkoks prakeikimas, aš atskiriu jį nuo Dievo, atskiriu nuo savęs, nenoriu bendrauti. Tai tas pats prakeikimas, aš prakeikiu. Nes aš nuteisiu jį, pasmerkiau. O jeigu žiūrėtų būtent į tas pranašystę, Jono Evangelijoje, pažiūrėkite dar kartą, kai jisai pasakė, aš nesu Kristus, kodėl tai pasakė, nesu Kristus, taip? Todėl, kad jo dėmesys, kad būtent kas yra Kristus. Jisgi prieš tai ir sakė, net negali sandalų, neturi, net nevertas nuauti. Bet sako, toliau, žiūrėkite, koks atsakymas? 22-23. Tada jie tęsė, tai kasgi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save? Ir dabar mes žiūrim Joną Krikštytoją, bet pažiūrėkime ir save. Tai kasgi tu toksai, kokio tikėjimo, baptizmas, kalvinizmas? Aš dykumoje šaukiančio balsas. O, palaukite, tik tai Jonas, supraskite, kas yra dykuma. Ir jeigu ten Izaijo pranašystės, mes skaitėme, kada pamenu šitas eilutes, kad tai išpildymas. Bet ten kalbama apie tai, kad turi sudegti erškėčiai. Dykuma, kad atėjo Jonas Krikštytojas pašaukti žmonės. Pamet, kaip Mozė ką padarė, pašaukė iš Egipto. Įėjo į dykumą, o Jozuė iš dykumos į pažadą žemę. Jonas Krikštytojas šaukia dykumoje. Sako, taip, jisai dykumoje šaukiančio balsas. Ir ta dykuma, ten, kur nėra gyvo vandens, ten, kur yra sausa, ten būtent, kur yra atskirimas, chaosas, susiskaldymai, piktumas, pavydas. Ir tas žmogus, jisai toj dykumoje. Ir čia sako, ištiesinkite viešpačiui kelią. Būtent dabar tu turi šitą apreiškimą. Ir tu pats esi apreiškimas vaikščiojantis. Todėl, kad tu atveri Kristų, kaip ir Jonas Krikštytojas. Nes jis tai parodė, taip, jis sako, aš dabar nueinu dėl to, kad viskas, jo jaunikis, vestuvės. Jis atėjo į vestuvės. Ir tas pasitraukti ne ta, kad viskas dabar aš esu atmata. Ne, tu nesi atmata. Tu nesi vergystė. Dar kartą jis ateis ir vakarieniaus. Jis ateis ir vakarieniaus. Ir tavo ta tarnystė. Tu esi jau tame, nesvarbu. Aišku, prisiminėm kalėjimą, ne? Penktadienį už vakarą. Vykome į kalėjimą dėl vieno žmogaus, kuris jau iškeliavo pas viešpatį. Jo gimtadienis buvo. Jo, bet ir toks kaip liūdesys, ne, jau ta kamera, tai kamera, kur visą laiką atėdėm, jo nėra. Bet šalia esančiai kamerai radom žmonių. Radom sesę Kristui. Radom taip ir sunkius, sužlugdytų žmonės tame chaose. Ir jeigu kai išeitų, tas išėjimas buvo toks įdomus, neišeinam iš kalėjimo, viskas, niekas mūsų neveda. Ir tas didžiausias būrys, jis užrakintas, mes kažkada tenai buvome, ten, kur žmonės, laisviau vaikšto, bet jis uždarytas, yra tvora. Bet Petrui pasakė, aš tada du raktus. Ir jau norėjom, vykti į kitą kalėjimą, bet sakom, grįžtam atgal. Vartai atsidarys. Ir pats pasakiau netikėdamas. Ir vartai tik prieini, tinkšt, atsidaro tos durys, įeinam. Ir pačioj pradžioje irgi tenai, mes čia atėjom kapelionai kalbėti apie Dievo žodį, ateinam į vieną, labas, viso gero. Bet po to, tas žydas, užkalbina Zitą ir mes einam į antrą aukštą ir jau beveik neišeiname. Mes vakarieniaujame. Skirtingi žmonės ir mes ten vakarieniaujam visom tom prasmėm per 10 metų, 15 metų vaikštų į kalėjimus, tai pavalgė, dar nebuvau pavalgęs. Ta kalėjimų ligoninė, jinai yra žymi tuo, kad ten labai blogas maistas. Ten sunku su maistu. Bet aišku, aš nesakau dabar ten, kaip ten buvo padarytas tas maistas, bet tai buvo kažkas nuostabaus. Dvasinis, fizinis ir nesinorėjo išeiti. Iki pat pabaigos.
žmonės, žydas, kuris turi tokių savo supratimų, žino, ten tokie viską, toks naglumas, bet tu su juo kalbi su meilė. Čia kitas žmogus, kuriam anksčiau kažkada buvo kalbėta prieš daug metų, bet jisai irgi atviras. Kitas filosofas, ten bus ne teologijos daktaras, filosofijos, ne? Bet tu nuostabiai bendrauji visame tame, tu priimi. Taip, jisai išgyvena tos sunkumus tenai, bet atsiveria ir tu priimi tą žmogų ir vyksta vakarieniavimas. Vat štai suprantat, tu išėjai iš tos dykumos. Ir ne tik išėjai, bet tu dabar atveri Kristų. Nes tu priimi tą žmogų. Tu matai dabar kitame, nors jisai atrodo visiškai kitoks. Matai Kristų. Ir tu tampi vaišinčiu apreiškimu. Ne tai, kad dabar tu cituoji apreiškimo knygą apie tos dubenis, apie tos, kaip ten smogė, ne ugnis iš dangaus. Bet ta ugnis iš dangaus buvo būtent Seno testamento mąstymas. Ne tik, kad mąstymas, bet nuostata. Bet čia ne tik Senas testamentas, tai visos religijos meldžiasi, kad tas perkūnas tik nenubaustų, kai žaibai trenkia. Ir kažką aš turiu padaryti. Atėjo Kristus, kryžius, aš žvelgiu į Golgotą visiškai kitaip. Santykis yra paremtas vien tik tai meilė, neparemtas, bet jis jau vedamas meilė, nes tu vaikščiantis apreiškimas. Ir kur tu bebūtum, nustoji vertinti pagal kūną. O kas yra nustoji vertinti pagal kūną? Nes Jėzus jau manyje. O kai jisai manyje, Jėzus jisai veda kur? Prie žaliuojančių laukų. Veda, taip kartais avelė gali pasiklysti, bet vis tiek jis veda tave. Jis jau nenupaleis tavęs. Kai matai Kristų, būtent kai mes skaitom Jono Evangelijų, matai Kristų, ką tu matai? Matai, koks yra Dievas tėvas, matai, kokia yra šventoji dvasia. Ir štai čia ir yra mokymas. O tai žodis baisus mokymas, tai yra nuostabus. Šventoji dvasia tave moko. Priimti žmogų, pamatyti Dievą. Koks yra Dievas, koks jis yra nuostabus, koks jis yra geras. Ir nustoji vertinti pagal kūną. Nesuprantate, jeigu aš pagal kūną, aš visą laiką skaldysiu ir valdysiu. Karaliukas, kabutėse. Bet kaip čia jis pasakė, aš nesu Kristus, pateptasis. O bet aišku, dar čia buvo tas laikas, kai Kristus atėjo, kai jis turėjo ateiti ir įtvirtinti šitą naują sandorą. Ir dabar jau Naujajame testamente, ką mes matome? Apaštalas Paulius, pasižiūrėkite, 2 Korintiečiams 5:14, kaip jis nuostabiai sako. Tikintiesiems taip, kad jau meilė valdo mus. Pažiūrėkime, 14 eilutė. 2 Korintiečiams 5:14. Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. O jis mirė už visus, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už jūs mirė ir buvo prikeltas. Ar įsivaizduojat? Kas valdo? Antrą psalmę atsimenat? O, čia matai kažkokie tai karaliai. Ne visi taip žmonės be Dievo, jie karaliukai. Tu valdai savo gyvenimą, gal labai pasyviai, bet vis tiek. Aš žinau, ką darysiu, aš planuoju ir tame Dievo nėra, nors tu gali būti labai religingas. Bet dabar, sako, meilė valdo, nes tu pažinai Dievą per Kristų. Jis mirė už visus. Ir jau tu gyveni jam. Ir dar žiūrėkite, sekančios eilutės. Todėl nuo šiol mes ne vieną nebepažįstam pagal kūną. Jei mes ir pažinom Kristų pagal kūną, tai dabar taip jo nebepažįstame. Kaip ir sakau, taip, tai reiškia, ką aš dabar perėnu į palestiniečių pusę? Ne. Aš tiesiog myliu, aš negaliu laisvai žiūrėti, kai tūkstančiai žudomi vaikai ir sako, krikščionys viskas taip turi būti. Taip neturi būti. Nes tai natūralu, tai Kristus tame vaike. Nesvarbu, ar ukrainietis, palestinietis, bet kur žūsta, tu negali taip, taip turi. Ne, tai Dievo charakteris jau visai kas kita. Jis sako, tu pagal kūną nepažįsti. Į 17 jau tai, kas yra Kristus, tas yra naujas kūrinys, kas seną praėjo, štai atsirado nauja. O visą tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikė mūsų savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Ir toliau kalbama, sutaikė visą pasaulį. Bet žiūrėkite, davė sutaikinimo žodį. Bet dar kartą, sutaikė su savimi. Va ta taika, ne tai, kad dabar pasidarys toks taikdarys, ne? Tas taikdarys tai yra, kad tu Dievo vaikas, tu esi vadinamas Dievo vaiku. Tave jau priima Dievas.
Ne tik, kad mes žinome, kad taip įsūnystė, tai yra pats vienas iš svarbiausių dalykų. Bet kai tu pamatai Dievą, pamatai jo malonę, jo gerumą ir įeini naujus santykius. Ir tada būtent, kada tas tarnavimas, kodėl reikalinga, kaip čia įsirašo bažnyčiai, ne vienam žmogui, taip? Ten, kur yra šventosios dvasios mokymas, patepimas. Jis tapo kūnu. Kam? Kad apreikšti tėvo vardą. Jeigu grįžtant į Jono Evangeliją, ne? Kad apreikšti jį. Jeigu pažiūrėsime visat, kad apreikšti, koks yra tėvas. Kas yra Dievas tėvas? Ir taip žydams, kaip sako, tie, ne, Jono 8, nesako, jūs esat velnio vaikai. Žydams sako. Bet kodėl jis taip, dėl toksai žiaurus, kodėl jis jį į šventyklą išvertė? Todėl, kad jis myli, jis trokšta, kad būtų su juo viena, kad jie pamatytų, kam jis atėjo, apreikšti Dievą tėvą, ne tai, kad tu būtum patenkintas savo tautybę, savo padėtim, savo to izmu. Išeiti iš to. Tu pažįsti jau. Ir pažiūrėkite, tas Jono charakteris, ne tik Evangelijai, mes, aišku, Evangelijai skaitom, bet tas sandora laiške, kaip prasideda pirmas Jono laiškas. Bendravimas ir santykis. Bendravimas, tai reiškia tas, kaip, tas žodis mums atrodo gal ir nelabai toks artimas, bet komunija. Jis yra geras, tai reiškia priėmimas. Būti tame santykiai. Ir kartais tai bažnyčia daro simboliais, labai gerai, tegul daro simboliais, bet kad tai būtų vis tiek, tai tikra noras, troškimas, negu visai nėra. Tai eini į komuniją, tai eini į bendrystę. Ir pažiūrėkite, kaip Jonas užrašo šitą pirmą laišką, pirmos eilutės, ne? Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis matėme, ką regėjome ir mūsų rankos lietė, tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Gyvenimas pasirodė ir mes regėjome ir liudijame ir skelbėme jums apie amžiną gyvenimą. Jums amžiną gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Buvo pas tėvą, kas? Sūnus. Visada. Ir dabar sako, pasirodė mums. Štai, ką mes turime. Va štai, kas yra liudijimas. Štai, kas yra Evangelija. Dabar toliau nuo 3 iki 5. Ką matėme ir girdėjome, skelbėme jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su tėvu ir su jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Ir tai rašome jums, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Tai yra žinia, kurią išgirdome iš jo ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Štai kas yra ta tamsybė. Kaip aš ir sakiau, mes tavas susiskaldimas, priešiškumas, nepasitenkinimas. O tas senas, pagal seną sandorą, tai reiškia gėris, blogis. Jis neišsprendžia problemos. Bet kai ateina Kristus, šviesa, ateina gyvenimas. Tu turi bendravimą su Dievu Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia. Ir dabar dar žiūrėkite toliau 2 eilutės. Jei sakome, kad bendravime su juo, o vaikščiame tamsoje, meluojame ir nevykdome tiesos. O jei vaikščiame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais. Ir jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Štai kas įvyko, kai Jonas rašė tą laišką. Vyksta ir šiandien. Bet supraskite, kas vyksta? Bendraujame su juo. Bet sako, jeigu tik tai sakome, bet aš priklausau, aš sekmadienį moku 10, atlieku viską, tai aš sakau tik tai. Matote, bet kaip tu gyveni? O kas yra gyveni? Vaikščiojame šviesoje, ne tamsoje, nes tamsa tai nepažinimas tos trejybės, to suvokimo, nėra santykio su Dievo Tėvu. Nėra gyvybės, nes šventoji dvasia yra ta jėga. Vat kaip mes skaitome apaštalų darbuose, bet tai yra tas impulsas, veikimas. Ir čia yra bendrystė. Taip, koks yra Dievas nuostabus. Būtent tai Kristus atvėrė mums. Mums atvėrė save, atvėrė tėvą. Taip, atvėrė. Ir va čia dabar kaip atvėrė Dievas tėvas, Sūnus Šventoji dvasia. O čia yra ta paslaptis, kur atsiskleidžia tai mums. Atvėrė jisai, Kristus, žodis tapo kūnu, bet Šventoji dvasia dabar mus moko. Ir visą tai, ką mes skaitome apie naują sandorą, tai yra nauja, tai yra tai sąjunga su Dievu Tėvu, sąjunga su Dievu su Sūnumi ir su Dievu Šventąja dvasia, tai sąjunga. Ir vėlgi ta vat meilė, aišku, mes apie meilę jau daug kartų kalbame, ne, ta meilė, bet jinai nekalbama, jinai bendraujama. Ir
štai kas yra dabar klausimas, kas tu esi? Atmata? Ne, jokių būdų. Dievas tave sukūrė, kad veiktų tavyje, kad tu būtum tas taip vaikščiantis apreiškimas, ne vien tik tai knygoje, bet santykis. Ir, dar, kaip sakau, apreiškimas, ne? Trumpai noriu pažiūrėti laišką, kad mes paskaitytume Filadelfijai. Filadelfijos bažnyčiai. Kodėl? Filadelfų ką reiškia? Broliška meilė. Bet pažiūrėk, kokie žodžiai dabar. Kodėl, Jonas, aš manau, tai ir užrašė viską, net Dievas jam davė tą suvokimą. Trečias skyrius apreiškimas 7 eilutė. Filadelfų bažnyčios angelų rašyk. Tai kalba šventasis, tikrasis turintis Dovydo raktą. Tas, kuris atidaro, niekas negali uždaryti. Uždar, niekas negali atidaryti. Štai, dabar atrodo, tai matai, čia apie Jėzų kalbama, bet Jėzus dabar tavyje. Jis turi tuos raktus. Jis atidaro. Niekas negali jau uždaryti. Jis atidaro. Ir tai tavyje, tu turi raktus, kaip ir Petrui buvo pasakytų, palauk, čia tik tai Petrui. Tikintysis turi Kristų, turi trejybę, turite santykį. Žiūrėkite toliau. Žinau tavo mokymą parašytą, ne? Ne, žinau tavo darbus. Štai kai tu matai, kad kai žmonėms reikia, jiems skauda, tu ateini ir verki su juo. Myli ir padedi, kad tas skausmas būtų pateptas, kad tas aliejus gydantis išgydytų. Ir tai yra Kristus patepimas. Sako, žinau tavo darbus. Štai aš atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų uždaryti. Nedaug turi jėgų, bet išsaugojai mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Bet to laikmečio, aš kaip ir sakiau, šiandien ryte kalbėjau, paskaityti šventą Atanazą, atrodo, mesgi tik tai skaitom Bibliją ir tai, kas komentaruose. Palaukite, bet tai žmonės išgyveno. Šventasis Atanazas, kuris ten, tas žmogus, kurį vyskupas visi sukilo prieš jį, jis išlaikė tai. Jis neatsižadėjo ir pamatė, ką trejybė. Jeigu paskaitytumėt, jis turėjo pergyvenimą, ką ir šiandien beveik po 2000 metų turime. Turime tai. Tai žmonės gyvena. Tai yra ta meilės istorija. Jinai buvo rašoma ankstyvoji bažnyčia ir dabar. Ir dar kartą. Štai aš atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų uždaryti. Niekas. Kodėl? Nes kai ir tėvas su Jėzumi buvo kartu, nors Jėzus ir sušuko kaip žmogus, taip, kodėl mane apleidai. Jis išcitavo, išpranašavo ir ta pranašystė tapo pats jisai. Ta psalmė yra jis. Ir tas pats ir mūsų gyvenime dabar. Nedaug turi jėgų, bet turime jį. Ir toliau žiūrėkite, štai aš tau duodu iš Šėtono, tuos iš Šėtono sinagogos, kurie tvirtina, jog jie yra žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi padarysiu, kai tai ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš pamilau tave. Kaip nuostabu. Suprantate, čia matai, čia pastatyti vietą tuos melagius, kurie nėra žydai. Taip, tais laikais buvo žydai, kaip ir Jėzus ir sakė, jūs ne žydai, jūs tik vadinatės. Abraomo palikuonys yra tie, kas turi tą sėklą. Tas išpildymas, tas sandora, tas pradžios 3:15, ta sėkla, tas kulnas sudaužo Šėtonui galvą, kaltintojui. Nėra kaltinimo. Bet tai buvo tuo metu. Kažkuria tai prasme, šiandien irgi, bet tik kažkuria prasme, netiesiogiai. Bet tas kaltinimas, bet žiūrėkite, padarysiu, kad ateitų pultų tavo po kojų. Matote, tai ne tau kaip asmeniui, bet Filadelfo bažnyčia, ten, kur vienas kitą myli. Ten, kur vienas kitą myli, tu jau negali, matai, kad tai tikra, tai patikrinta. Tu esi tai darys ne dėl to, kad vadina pavadinimu, bet dėl to Dievas tai pavadina. Dievas tave įsūnijo ir jis tai veikia, tai vieta žodis. Jie suprastų. Matote, juk aš pamilau ne tai, kad čia pažemintų, nusmerktų, kaltintų, prakeiktų. Ne, kad jie suprastų, jog aš pamilau tave. Ir tas žydas kažkuria prasme ir aš toksai buvau, laikantis religijos, kurie čia geriečiai, blogiečiai ir aš teisus. Teisinga muzika, teisinga apranga, teisingi mes krikščionys, kiti neteisingi. Tai religija. Tai yra būtent tie netikri žydai. Bet dabar, sako, supranti, pamilau tave, suklumpi prieš Filadelfų bažnyčią. O kas yra Filadelfų? Tai yra ten, kur viešpatauja meilė. Ir čia toliau.
Paskutinės šios eilutės Filadelfo bažnyčiai, pažiūrėkite, 12 eilutė. Nugalėtoją aš padarysiu ramsčius savo Dievo šventykloje ir jis jau nebeišeis laukan, užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus, nuo mano Dievo ir savo naują vardą. Labai paslaptinga, tai jau paprasta, ne? Nugalėtoją padarysiu ramsčius. Nugalėtojas yra Jėzus Kristus. Jis atliko, jo žodis išsipildė, akmens ant akmens nebeliks tos šventyklos kūniškos, bet dabar yra dvasinė, tikra šventykla. Taip, ir sako, jis jau nebeišeis laukan. Neišeis, užrašysiu ant jo. Matote, tu jau nugalėtojas, todėl kad tavyje yra Kristus. Ir vardas savo miesto, naujosios Jeruzalės. Tai yra Filadelfai, tai yra Dievo meilė. Jis sako, naująjį vardą. Kaip ir Jėzus atėjo preikšti Dievo vardą. Jau gali viduj, ne tai, kad gali, jau nori, trokšti pasakyti, Aba Tėve, Aba Tėve. Ir tu matai kituose tą patį. Tu matai kituose, o tai yra sąjunga su Jėzumi. Tai jau išpažįsti, tavyje yra Kristus. Į klausimą, kas tu esi.